pirmosios sezono rungtynės turbūt susiklostė ne taip, kaip tikėjotės, taip? Nu, kaip čia pasakius, ne taip, kaip tikėjomės. Mes atėjom iš 3 diviziono. Aišku, aš nemanau, kad bus toks didelis skirtumas, kad pralošėme, aš taip galvoju. Todėl, kad tai pirmos rungtynės ir kas pikčiausia yra, kad pavedė pagrindiniai žmonės. Tiesiog pasupasavo, pasimetė, išsigando. Net negaliu pasakyti. Nu, turėsim darbo namie. Kokius tikslus keliate šiam sezonui? Nu, laikytis kažkur viduriuko, o paskiau kaip žiūrėsim. Iš tikrųjų, taip, kažkada buvau su jais žaidęs, bet yra daug naujų veidų. Nežinau nieko apie juos, ruošėmės, stengiamės. Liepiau žaidėjam neleisti priiminėti kamuolių, kautis po krepšiais, tai viską įvykdė. Gal todėl tiek ir laimėjom. Tai, keli žaidėjai rungtyniaus ir nacionalinėje krepšinio lygoje netrukdys komandai siekti aukščiausių rezultatų? Aišku, trukdys, bet ne vaikai, vyrai išaugo jau kelnės, o jiem jau laikas prie vyrų. Man trukdys asmeniškai, bet jiem yra geriau ten treniruotis ir žaisti. Kokius tikslus keliate šiam MKL sezonui? Noriu medalių, pačius aukščiausius prabos, kaip visada. Nu, manyčiau, jos tikrai labai pavyko, nebuvo jos labai sunkios, bet žaisim kiekvienas varžybos vis geriau ir tikėkime būsim čempionai. Pačiame debiutuoja ir nacionalinėje krepšinio lygoje Žalgirio dublerių komandoje. Ar neslegia papildomas jaudulys? Pradžioj pirmose varžybose buvo kažkoks jaudulys, bet viskas bus gerai. Gerai kovėmės, laimėjom varžybas. Aišku, priešininkas nebuvo pasitrausias, bet vertinam gerai. Vasarą sportavai su pagrindinė Kauno Žalgirio komanda, ką tai davė pačiam tau kaip krepšininkui? Tai davė man labai daug naudingos patirties. Pamačiau tikrai gerų žaidėjų, turėjau galimybę kartu treniruoti su Pocium, Liupkevičiu ir Ulanovu. Ir jie man davė tikrai daug naudingos patirties.